Aš manau, kad žmogus gimsta dviem tikslams. Arba jis yra kūrėjas, arba jis yra kovotojas. Kovotojas yra tada, kada jis dirba policininko darbą, prokuroro, jam reikia tikrai įveikti blogį, įveikti, reiškia, nusikaltimus, tada tenka kovoti. Bet ne visi mes policininkai, prokurorai, reiškia, ne visiems, mums reikia kurti. Ir kūryba yra tavo pašaukimas. Jeigu tu dirbi savo darbą, tu ten kažką gražaus sukuri, kas visiems reikalinga ir nuo ko visi džiaugiasi. Reiškia, įtampos nebelieka, kai visi kažką gražaus sukūrėme. Bet atsiranda įtampa tada, kai tu ateini ant durų parašyta, ten sėdi liūtas, o tu užėdi ten sėdi, reiškia, kyšo zuikio ausis, o liūto karčiai. Jis įvaizduojasi liūtų, jisai tau sukurs šviesią ateitį, ten sutvarkys ten, reiškia, įstatymus, o pasirodo, kad ten sėdi zuikutis, kuris nelabai ką gali sukurti, nes yra ne savo vietoje ir nesukurdamas jis pradeda kovoti, reiškia. Ten tie vilkai, ten tie šeškai, ten tie briedžiai man čia trukdo, aš turiu su jais kovoti, reiškia. Jisai kovoja, laikas praeina, reiškia, mes sakom, vėl reikia rinkti naują, o taip ir nieko nesukūrėm, todėl kad mes net nesupratom vieno dalyko, kad jeigu norime, kad būtų sukurta, reikia rinkti kūrėjus. Į visus postus ir priimti pirmiausia kūrėjus ir jie turi gauti atitinkamą atlyginimą. Bet kadangi, reiškia, taip nėra šiandien, tai kai aš matau žmogų, kuris Seime su taurė šampano, reiškia, kitoje rankoje cigaretę aiškina, kaip jis kovoja su blogiu, tai aš matau nevykėlį, nenaudėlį, ne savo vietoje žmogų, kuris nieko nesugebėdamas sukurti, pradeda, reiškia, skelbti kažkam tai karą. Pabandykit paskelbti karą šiukšlėms arba karą tamsai. Ir viskas, reiškia. Čia reikia šluotos, ten reikia mygtuką susirasti, bet kadangi nesusiranda nei to, nei ano, tai ištisai kovoja. O kas kaltas? O mes patys pasirodo esam kalti, nes jų per mažai ten išrinkome, reiškia. Jų ten partija per maža, kad kažką pakeisti. O galbūt ta partija aplamai nereikalinga iš viso kaip po tokia, nes tenai ištisai dienų kovotojų partija. Sveikuolių judėjimo Lietuvoje iniciatorius Dainius Kepenis sveiko ir harmoningo žmogaus gyvenimo neįsivaizduoja be pilietiškumo ir pats rodo kuo puikiausią pavyzdį savo pasekėjams. Tokie 3 banginiai, ant kurių žmogaus laimė, džiaugsmas gyvenime laikosi. Tai kiekvienas mes turime būti profesionalai, rasti savo vietą, savo mėgiamą darbą, kurį tu gali atlikti geriausiu būdu. Kiekvienas turime suprasti, kad gyvenam savo šalyje, kuri turi savo kalbą, savo žemę, savo tradicijas, reikia būti piliečių. Ir be abejo, sveikuolis yra tikrai kiekvieno žmogaus būsena, kurioje jis privalo būti. Tai sveikuolis, pilietis, profesionalas. Ir aš manau, kad šiek tiek kiekvienoje vietoje esu atidavęs duoklę, kad susirasčiau, ką reiškia būti piliečiu, ką reiškia būti profesionalu, ką reiškia būti sveikuoliu. Ir siekiu, kad kiekvienoje srityje tą darbą daryčiau, jeigu netobulai, tai bent gerai. Kūno kultūros institute išsilavinimą gavęs Dainius Kepenis ilgą laiką dirbo buriavimo treneriu, užėmė aukštas pareigas valstybinėme sporto komitete, tačiau 1989-aisiais pasitraukė iš posto, grįžo į gimtąjį Pajūrį ir įkūrė sveikatingumo mokyklą, kuri jau 25 metus moko žmonės sveiko gyvenimo principų. Kai man sakydavo, tu pradžiai parodyk, tada pakalbėsim. Tai aš ir palikau savo aukštą postą, to valdininko sporto komiteto. Atvažiavau į provinciją, sukūriau čia sveikatos mokyklą. Nesenai sveikatos ministrui įteikėme tokį didžiulį čekį, reiškia, 300 milijonų litų ten buvo parašyta. Jisai priėmė, sako, viskas labai aišku. Tie 30 tūkstančių žmonių, kurie baigė mūsų sveikatos mokyklas, jie per metus palieka ligonių kasoms, nepanaudoja apie 1000 litų. 300 milijonų litų per metus mes paliekame ligonių kasoms, jų nenaudodami, todėl kad mes juos uždirbame. Kartu su nepriklausoma Lietuva gimęs, sveikuolių judėjimas išpopuliarėjo ir išaugo. Dainiaus mokyklą baigė daugiau kaip 700 laidų. Joje gyventi sveikai mokėsi per 30 000 žmonių iš 15 pasaulio šalių. Man dažnai sako, kam jums tie pinigai, tai bėgiokite, jūrą, maudykitės, ką nėra, žolelių galite, vartokit savo, ko jums daugiau reikia, reiškia. Tai iš tikrųjų mums daugiau nieko nereikia, bet jums tai labai šito reikia, reiškia. Ir jūs esat vis labiau ligoti, jūs vis labiau mūsų apiplėšinėjant, reikalaudami lėšų, reiškia, jūsų gydymui. Tai mes sakom, gal tada sakom, stop, gal pasitarkim, kaip čia, reiškia, tai padaryti, kad nereikėjo
tokios geometrinės progresijos lėšų skirti gydymui, reiškia jūsų. Vat aš sakiau, jūsų tie žmonėms, kurie šiandien atsakingi už mūsų sveikatą. Ir jie dėja, reiškia, į kalbas neina, nes neturi laiko apie tai kalbėtis tiesiog. Nėra kada, žinai, čia mes jau planus surašėme, viską numatėme, tai jūs ir bėgiokite dabar. Tai mes ir bėgiojame. Bet Lietuva vis blogiau darosi, reiškia, ir niekas nesikeičia. Tai aš šitą matau ir aš kartais negaliu susilaikyti, sakau, ko tu būni piktas, nu tai palauk. Kai tu 10 kartų ateini, sakai, mes jums įrodėme jau. Anksčiau man sakydavo, tu čia gražiai kalbi, įrodyk. Aš tada buvau Lietuvos valstybinio sporto komiteto kūno kultūros valdybos viršininkas. Ir aš buvau atsakingas už tautos kūno kultūrą. Ir aš jiems sakau, sportui skiriate 99 procentus mūsų biudžetą sportui. Kūno kultūrai lieka 1%. Ir tą patį, reiškia, nepakanka nors reakcijai kažkokiai tai pradėti, nes kiekvienai normaliai reakcijai yra tam tikros taisyklės, kad jinai prasidėtų. O čia tu kažkiek tai įmeti ir tos kritinės masės nėra, reiškia, kad būtų sprogimas kažkoks. Tai mes tarsi kažkas tai labai rūpinasi, kad neduok dievė reakcija neprasidėtų, reiškia. Ir visą laiką, jeigu mato, kad jau iš karto arba žmonės iš ten išimam, arba pinigus, arba dar kažką sustrūkdome, reiškia, Lietuva kažkaip yra pasmerkta kentėti tą tokį vargšų, ligonių, girtuoklėlių valstybę būti. O sprendimas paprastas, reikia pakeisti tuos žmonės, kurie dedasi esą atsakingi už mus. Ir ten labai dažnai šneka, kaip mes kovojam, reiškia, tenai už gėrį, mes kovojam už sveikatą. Už sveikatą kovoti nereikia, ją reikia kurti. Kasdieniniu darbu, reiškia. Jeigu mes ją kasdien kurtumėm, atlikdami mankštą, nepersivalgydami, nepykdami viens ant kito, reiškia, gražiai audamės, viskas būtų gerai, bet šito reikia mokyti nuo pat vaikų darželio. Paskaitose, televizijos laidose ar viešose diskusijose, visur, kur bedalyvautų Dainius, atvirai rodo savo susirūpinimą lietuvių sveikatos būklę. Mes dažnai girdime, kad lietuviai vieni iš labiausiai besižudančių pasaulyje žmonių. Europos Sąjunga apklausus vaikus sužinojo, kad Lietuvoje gyvena laimingiausi vaikai. Lygos tokios populiariausios pasaulio lygos kaip širdies kraujagyslių, kaip kvėpavimo, kaip diabetas, vėžys, plinta, reiškia, nesustabdomai, o šalia, reiškia, vis auga biudžetas tom lygom gydyti. Toks paradoksas, kuo daugiau pinigų skiriame gydymui, tuo daugiau turim lygų. Jau aplenkėme Rusiją girtavimo prasme, reiškia. Lietuviai daugiau negu 5 milijardus litų išleidžia alkoholį pirkti per metus. Daugiau negu milijardą prarūko per metus. Tai šitie skaičiai yra tragiški ir tai lemia dar didesnę mūsų tragišką ateitį. Dėl to, kad žmogus, kuris yra ligotas, jeigu jis yra savo vietoje, reiškia, tikrai radęs savo vietą, bet jis neturi sveikatos, tai jis tą vietą užleidžia kažkam, tai kas turi daugiau sveikatos, nors nelabai gabus yra. Ir tai yra viena iš didžiausių mūsų šalies grėsmių, einant į tą mūsų, vadinkim, tą laimingą šviesią ateitį. Dėl to, kad jinai vis labiau tampa po rūko uždanga, nes tas sveikatos judėjimas, jis dabar po truputį jau įsibėgėja, atsiranda, bet jisai, mano akimis, yra labai lėtas ir labai neskatinamas. Žodžiais taip, bet realiai, reiškia, nėra to tikro postumio. Ir tai yra didžiulė problema, kurią labai lengva išspręsti, tarp kitko. Tiesiog ją reikia spręsti. Bet šiandien Lietuvoje jos niekas nesprendžia. Mes suprantame, ką reiškia spręsti. Tai sprendžiam tada, kada mes skiriame ne tik dėmesį kalbomis, bet skiriame resursus, tiek, reiškia, žmogiškosius, tiek mokome žmonės tam darbui, kuriame specialias programas ir duodam finansavimo tom programom. O štai, 2 metai Lietuvoje skelbiami sveikatos metai, šiemet sveiko vaiko, sveiko šeimos metai, pernai buvo sveikatos metai. Lėšų neskirta visiškai. Pastaraisiais metais sveikai gyventi ir maitintis tampa populiaru. Dešimtmečiais Dainiaus ir jo bendraminčių puoselėta sveikatingumo idėja prigijo. Jeigu kalbėtume apie mūsų klubų sveikuolių, tai mes jau skaičiam per 60 klubų, kurie įsisteigė Lietuvos miestuose ir rajonuose, kaimuose. Vien Palangos sveikatos mokykloje pabuvojo žmonių jau arti 25 000, o kadangi mes turėjome dar Lietuvoje bent 50 įvairių projektų įvairiose vietovėse, įvairiose miestuose, tai kartu sudėjus jau mes turbūt turėtumėm per 31 000, reiškia, žmonių, kurie turi rankose savo sveikatos mokyklos baigimo atestatą, kuris leidžia jam žinoti, kad jisai turi žibintą, kurio gali
pasišviesdamas per tamsiausias girias, nes žino abėcėlę mitybos, žino abėcėlę judėjimo, grūdinimuose, žino dvasinio gyvenimo abėcėlę. Ir tokių žmonių diplomuotų yra per 31 000. Na, žinoma, jie atsiranda nauji, užgesta, kai kuriems nusibosta tas sveikas gyvenimas, nes tai nėra lengva, tai kiekvieną dieną reikia daug atiduoti tiem dalykam ir čia pasibandyti neužtenka, čia reikia kasdien bent jau valandą laiko apie tai prisiminti, kad tu esi ir sveikuolis. Jeigu mes dirbam darbe 8 valandas, tai sveikuolių tau pakanka būti 1 valandą, bet per tą 1 valandą tu gali uždirbti žymiai daugiau savo senatvėje, negu kad per 8 darbo valandas kitoje vietoje, nes kai mes girdime, kiek pensininkų, reiškia, dėjuoja kokia sunki senatvė, tai tiesiog reikia paklausti, kodėl tu pagailėjai 1 valandos per dieną, kad ta senatvė nebūtų grakšti, linksma, nuotaikinga. Energija ir gerą nuotaiką spinduliuojantis sveikuolių lyderis neslepia, kad didžiausias jo gyvenimo turtas – puiki sveikata. Vat man dabar jau 70 jau tai įpusės. Tai aš klausiu, ateina mano laimingiausias dabar gyvenimo dienos. Vaikai mano užauginti, medžiai mano jau duoda vaisius, namai stovi, reiškia, visi laimingi, patenkinti. Kas man belieka? Džiaugtis gyvenimu, lankyti pasaulį, savo draugus, užsiimti to, kas man patinka. Tai yra laimingiausias gyvenimo metas, tavo taip vadinama senatvė. Nes tau nereikia jokių vaistų. Tu tiesiog taip elgiesi, kad tu nereikėtų jų. Tu pradedi gyventi tikrą gyvenimą ir matai, kad aplink tave tavo bendraamžiai lanko klubus. Diabeto klubą, Parkinsono klubą, kardio klubą, reiškia, sąnarių klubą. Ir ką ten veikia? Ten domisi, kokie vaistai nuo kokių lygų. Man tas nerūpi, aš turiu visai kitokius klubus savo gyvenime. Ir tą mes visi galim turėti. Tai kodėl mes taip gyvename, kad patektume į tokias, reiškia, situacijas, kurios, yra tiesiog beprasmės, kvailos. Nes nėra nuostatos tokios. Bet jeigu mes šnekėtume apie tai, kad senatvė yra tavo gražiausias gyvenimo tarpsnis. Nereikia jokių vaistų, nieko nereikia, nes tu užsidirbai tą normaliai. Bet tau nereikia 8 valandų, kad būtų laiminga senatvė. Tau užteko 1 valandos per dieną. Ir tos problemos, kurios šitie mano bendraamžiam dabar aktualios, jų man nėra. Bet jie labai laimingi, nes jie nežino, kokie jie nelaimingi. Jų niekas nemokė suvokti elementarių dalykų, reiškia, kad tu trupučiuką pajudėjęs, atsisakęs nuo vieno kepsnio, ten kažko atsiprašęs, galėtum gyventi puikioj ramybėje. O ramybė yra sveikumo pagrindas. Aš visą laiką klausiu savo žmonių, 30 000 klausimų uždaviau žmonėms, sakau, ar jūs gyvenime dažnai susitinkate su profesionalais? Dėl ko klausiu? Todėl, kad kai tu bendrauji su tikru žmogumi, Dievo duotu, reiškia, mokytojų, gydytojų, policininkų, valstybės tarnautojų, tai tu džiaugiesi parėjęs namo, kad tu turėjai malonumą bendrauti su profesionalu. Bet jie man sako, dėja, sako, taip nėra, sako. Kiek, sako, tikrų mokytojų? Gal koks trečdalis, man sako žmonės. O kiek tikrų gydytojų? Sako, gal dar mažiau, reiškia. O kiek tikrų, sakau, policininkų, ten, prokurorų, dar, sako, mažiau yra. O Seime kiek, o ten, sako, iš vis, sako, sunku surasti tikrą profesionalą. Tai aš jums sakau tai, ką aš girdžiu iš žmonių. Apklausiau 1000 žmonių, tai va, sakau, iš kur tos įtampos yra. O įtampos yra šalyje todėl, kad tu kiekviename žingsnį susiduri, tu žinai, kaip turi būti, bet matai, kad yra kažkodėl tai kitaip. Ir tu grįžti namo įtampoje. Įtampa yra pirmas visų ligų šaltinis. Tai kol mes neišimsim šitų visų įtampų šalyje, kol mes nepakeisime mėgėjų profesionalais kiekvienoje pozicijoje, tol mes turėsim įtampą. Tol mes tikrai sirgsime ir tol mums reikės labai daug milijardų pinigų gydymui. O šiandien tie gydytojai, kurie baigia mano sveikatos mokyklą, o jų yra per 1000, reiškia, medikų, kurie pabuvojo, kurie mokėsi patys. Aš jiems sakau, ar jums netrodo, kad jūs kas antrą tabletę, sakau, be reikalo tie žmonėms išrašote. Jų nereikėtų, jeigu jūs jo šviestumėt, kaip maitintis, kaip judėti. Dainiau, sako man tie gydytojai, sako, ne taip yra. Sako, iš 3 tablečių gal tik 1, sako, tai reikėtų jam. 2 nereikalingos, sako. Bet, sako, ką darysi, va, toks gyvenimas, mes, sako, priversti. Jeigu pasakys jiem, kad mes svorį, sakys, tu daktarė, pats mes svorį, tu man rašyk piliulę. Tavo darbas rašyti vaistus. Va taip žmonės laukia iš medikų vaistų. Patarimų nelaukia. Ir va tas rytis, kurioje turi duoti patarimus, šiandien negyva yra. Tiesiog jinai,
tiesiog dirbtinai užjungta. Šeimos gydytojas yra vienintelis valstybės atstovas, kuris privalo mus mokyti sveiko gyvenimo. Prisiminkime, kiek iš mūsų visuomenės buvo pakviesti pas šeimos daktarą ateiti profilaktiškai pasišnekėti, pasitikrinti apie jūsų, reiškia, rizikos faktorius, apie antsvorį, apie sąnarius, apie žarnyną, apie plaučius, apie galvą. Ne apie ligas, o apie tai, kaip palaikyti visą tą gaiviam, šviežiam, gyvam pavidalę. Kiek klausė, sako, nieko mane nekvietė, aš sako, pats kada čia nueinu, tai vat šito nėra. O kodėl to nėra? Šeimos daktaras sako, nėra laiko, sako, ten eilė bubučių sėdi ligotų, aš su jom turiu bendrauti, su tais visais žmonėmis, kurie dar neserga nėra kada. O Japonijoje, pavyzdžiui, moka daktarui tol pinigus, atlyginimą gerą, kol pas jį žmonės neserga. Kai tik pradėjo sirgti, atlyginimas jo mažėja. O kol nebus taip ir pas mus, kol kas šito nebus, tai kad viskas tarsi stovi ant galvos pas mus, nėra, reiškia, normaliai ant kojų pastatyta. Matote, kaip įdomu yra. Ašgi buvau spaliukas, pionierius, komjaunuolis. Aš netgi buvau TSKP narys. Mano pareigos tiesiog reikalavo, kad aš būčiau partinis tais tarybiniais laikais. Ir aišku, tai irgi uždėjo tam tikrą pėdsaką mano gyvenime, bet matyt, tai, ką aš gavau iš savo močiučių, iš savo senelių, dėdukų, tai vis tiek liko, reiškia. Aš galbūt šaipydavosi, man buvo gėda, kada mane kviesdavo nueiti į bažnytėlę, reiškia, pasimelsti. Aš sakau, močiutė, kokiu ten, pažiūrėk, laksto, ten sputnikai, kokiu tu čia man Dievą bandai įpiršti. Ir man dabar dėl to labai gėda yra. Ir man labai gaudu prisiminti, kaip aš jas užgaudavau tokiais savo žodžiais, nes aš dabar, kai aš išleidau, bet dabar atvažiuoju į sveikatos mokyklą, jau 489 laida. Jau bus, vien Palangoje greitai bus jau 500 laidų išleista, Lietuvoje jau per 700. Ir visą laiką, kada mes šnekam apie sveikumą, žmonės, kurie baigė mūsų mokyklas, jie visą laiką akcentuoja, kad jie ne tik tai čia palieknėjo, išmoko ten judesių, kitų dalykų, jie akcentuoja, kad jie čia surado tikėjimo tą galią, tikėjimo prasmę, surado Dievą. Ir kai aš tą pamačiau, reiškia, aš irgi savo iškėliau uždavinį ir man taip pat reikia tą Dievą susirasti. Aš matau iš akių, kad žmogus labai laimingas turėdamas jį, o aš jo neturiu. Ir ieškojau, aš daug metų ieškojau ir vieną dieną aš jį tikrai radau. Tai buvo labai fantastiška diena, tiesiog aš išgirdau, kad štai, Dainiau, ašgi čia esu. Tavyje, reiškia, kur tu manęs ieškai. Sujung savyje savo kūną, sielą į dvasią, į vieną visumą ir tu pamatysi, kad tu mane turėsi. Ir labai gaila, kad mūsų šalyje mes iki šiol nesame išmokę tos dvasinės kalbos. Mes bandome valyti savo dvasią. Dvasios nereikia valyti, ją reikia šventinti. Bandom valyti sielą reikia skaisinti arba taurinti. Kūną mes galim valyti, galim žarnyną. O tos kalbos dvasinės mes dar neišmokė, nes mūsų nieks nemokė. Tai tam reikia didžiulį dėmesį skirti ir tam reikalingi sveikatos metai, tam reikalingi sveikos šeimos metai. Aplamai šeima yra tokia galinga ląstelė valstybės, kuri šiandien labiausiai plėsta mūsų valstybė yra. Skiriamės kas antra pora, reiškia. Tai yra, graudus dalykai, jie yra todėl, kad žmonės nesuvokia tos harmonijos, sveikatos darnos principų. Per dvasingumą, kaip sakiau, per šventumą, per skaistumą, per taurumą, per švarumą visame kame. Ta darna atsiranda, reiškia, ir tai yra mūsų mokymo principas. Taip, jaunoji karta akivaizdžiai ateina graži, energinga, sveika, labai daug tokių. Nors šalia jų labai daug tų kompažmogių, kurie įklimpia, reiškia, į kompiuterius, reiškia, negali ten pakelti galvos, tai irgi yra tragiška. Bet matyt visuomet tai buvo. Kuo daugiau, reiškia, yra juodumo, tuo daugiau atsiranda ir baltumo, reiškia. Ir tas spalvos vis labiau skiriasi ir aš manau, kad tai yra tas startinė padėtis, kada mes jau esam prieėję tą pakraštį, kur jau toliau nebėra kur trauktis, kaip sakiau, reiškia, ir sergam labiausiai, ir geriam daugiausia alkoholio, ir taip toliau, lygų turim daugiausia bene pasaulyje. Tai mes dabar ant dugno. Ir nuo to dugno pakilti galime būtent susitelkę ir apie tai garsiau kalbėdami. Tiesiog užsimkim kūrybą ir baigkim tas kovas. Kovas su nieku, su tamsa. Užsimkim kūrybą, reiškia, ir kiekvienas kurkim tai, ką galime sukurti. Ir tai būtų mūsų ateities kelias, ateities laimės
manau, kad laidas.